Labas rytas visi 6 žmonės, kurie žiūrė šitą video. Atvažiavau pagaliau į Norgus. Šokau į fūrą, persirengiau tautinius norvegų rūbus darbinius ir turiu darbų jau, gavau reisą į Bado. Važiuoju, žodžiu, dabar prisikabinsiu priekabą Osle. Čia kažkur tais, kiek čia tų kilometrų? 40 kilo iki priekabos, prisikabinu priekabą, įvarysiu į Bado. Tai bandysiu kažką parodyti, kaip čia tie mano darbai sekas, kaip čia keliai, kaip čia kas. Tai va, žodžiu, tokie reikalai pradžiai. Nežinau ką pasakyti, sunku baisiai tą kamerą šnekėti. Nepripratęs, bet nieko, kaip nors išmoksim su laiku. Tai va, žodžiu, keliaujam priekabas pasiimti. Atidirbau 4,5, pasidariau pauzikę kišenikiai, bet dabar važiuojam Circle K. Reikia pasiimti kavytės, kas buvę Norveguose žino, kad nusipirkus puoduką Circle K metus laiką gali kavą gerti nemokamai. Tai va, reikės nusipirkti sekantiem metam, o čia šitą degalinę tai kaip 11 Dievo įsakymus negali pravažiuoti. Pochui turi laiką, neturi laiką, turi sustoti vis tiek. Pasimti kavos, nueiti tuliką, faksą išsiųsti ar dar kažką. Nu, žodžiu, turi atsižymėti čia visą laiką, checkpointas. Tai jau žiūrim, kas čia per situaciją. Ledelis vis ir panašu, kad bus. Na, biški blizga, nieko baisaus. Išvažiuosim. Pasikrovė, čia mes nedaug. Kiek mes čia turim? 5 tonas gal daug dievė. Ai, ne, nėra ledo čia visai. Pirmai buvau sustojęs kem 5 pasidaryti pauzę, tai ten tai baisa. Prilyta ledas, reikia sustoti, neint sustoti, nors ir ant 10 važiuoja, spaudi pedalą stabdžią, tai čiuožia visą mašiną. Nu, žodžiu, laikas kavytei, trumpam stopui. Ir toliau į kelią, kas čia liko šiandien dar nuvažiuoti 108 kilo ir viskas. Gerai, raukavos. Kad pasibaigė pirmą dieną kadencijos. Žodžiu, nieko neprifilmavau. Iš tikrųjų tai prifilmavau, bet problemų su garsu buvo. Kažko mikrofonas senai mane veikė. Tai va, šiandien darbai buvo tokie, kad nulėkiau į Oslą, prisikabinau priekabą pas Nordę. Bet žiūriu, kad viena padanga lieva, ABS priekabai dega, tai paskambinau vadybai, vadyba bandė ieškoti servisą Osle, bet penktadienį vakaras, nieks jau nebedirba, sako važiuok šeštadienį. Šeštadienį netink, nes reikia varyti man sekmadienį būt Bodo. Tai surado kitą servisiuką Trondheime, tai va atlėkiau šiandien iki Trondheimą. Atvariau čia į patį servisas aišku nedirb, 12 valandą, tai pasidarau 9 pauzę, turėtų jau arba būdintis atvaryti, arba jie čia dirbs, nežinau, bus matyti rytoj ryte. Tai va šiandien dieną tokia, be įspūdžių, be video, be nieko, iš klaidų mokomės, žodžiu, važiuojam toliau, dirbam toliau, geros dienos. Ką, labas rytas, antrą kadencijos dieną, aš jau po servisą, tai sutvarkė ABS-ą, vietoj vienos padangos pakeitė 3 padangas, bus galime važiuoti šiaurėn, ką planas šiandien važiuoti dabar pasiimti kavos, užsukti į parduotuvę, nusipirkti valgyti kažko, tada varyti tolyn. Nežinau, kur šiandien nuvažiuosiu, gal iki Fauskės, gal Druskos kalną pravažiuosiu. To kitą dieną bus, nemanau, kad čia kažką nufilmuosiu, nes tik tai tiesiai keliukas bus, bet matysim, kažką gal parodysiu. Parėjau iš parduotuvės, kas Norguose gerai, kad čia su fūra gali prie pat parduotuvės įėjimą nuvažiuoti. O, 50 metriukų. Gerai, žiūrim, ką čia nusipirkom. Duona. Sijunkim lempas. Duona. Žuvis. Nuggetsai.
Sriubų, pomidorai, dar sriubos, kiaušiniai, sriubos, kas čia dar yra, morkos pupelės ir maišas mandarinų, dar vandenuką pasiėmiau. Tai čia va už tiek 45 eurai. Antrą dieną į pabaigą, visą dieną lietus lyja, +6, +7, gazas dugnas, kur tik įmanoma, bet va į dienos pabaigą, šiandien vadinama Druskos kalną užvažiavau. Tai iki paties Druskos kalną toks plikledis, protarpiais, normaliai protarpiais, grynai šlapias ledas nušlifuotas, bet kur yra šlagbaumus, kad jau, kur uždara kelią, tai jau praskas kelias. Tai toks ką darys, aišku, temperatūra 0, +1, tai lyja, tai sningo. Biški poslydžiai. Bet nedaug čia liko važiuoti, nusileisiu nuo kalną ir stosiu į tą parkingėlį furyčių. Eisiu iki dušą, yra ten dušas, virtuvykė, parodysiu, kaip ten kas atrodo, jeigu žmonių nebus. Bet kas čia tų valandų rodo? 9. Tai gal nebus nieko, parodysiu, kaip ten kas. Reikia ten paskambėti į duris, atsidaro duris. Ten yra dušiuks, virtuvykė, parodysiu, kaip norvegai rūpinas vairuotojais. Viskas nemokamai, švaro gražu. Ką, važiuojam. Koks čia 5 kilo, duok dievė, liko iki tos vietos, tai reikia neprisiblūdyti nusileidžiant, nes tenai tik susiaurėjims būnu. Bet nieko, kažkaip tais nuvažiuosim. Ką, nusileidau, čia iš vis pavasaris apačioje, aišku, laipsnių 3-4, bet va degalinė mano, priekį ten, kur važiuoju fūrą, nežinau, matas, nesimato, bičiuks mano pasirodo važiuoju. Tai reikės eit pabazaryt, galva kažko skaudu, reikės paprašyti, gal vaistukų turi. Ką, einam į Tuliko. Reikia šiandien susivesti telefono numerį, pasiskambinę. Ir vartai atsidaro automatiškai. Tuščia, nieko nėra. Čia turim Tuliką. Dušą. Batus nusimauni. Visada. A čia virtuvykė tokia. Gali daryti suvalgyti, ką nori. Viskas nemokamai, tik tai pasilik. Viską tvarkingai, švariai, gražiai palik, kaip radai. Tai va, faina dėl to Norveguose. Gerai. Einam procedūrintis. Tadadadam. Gerą dieną. 3 kadencijos dieną. Išsikroviau bodo. Stoviu parkingėlį. Nežinau, žodžiu, ką vežiau aš iš Oslo čianais, nes kai pasiėmiau priekabą, jau buvo pakrauta, užpliumbuota, čia atvažiavau, padaviau popierius,
Nieks į vidų ten neleidžia žiūrėti. Iškrovė, padavė popierių, sako varyk. Tai jo turiu pakrovimą rytoj ryte, šaldytą žuvį, ekspresas, greičiausiai bus perkabinims kažkur. Tai tokie planai. Dabar stovi čia parkingėlį prie laivų uostą kažkokie tais. Čia keleivinis, kruizinis kažkoks laivas. Neaišku. Toks parkingėlis, nedaug čia tų mašinų telp. Šiaip savaitgalį visą laik būn pilnas. Kažkaip pasisekė, kad čia vietą radau. Bet yra ten šelkė. Galima ten stovėti. Už 4 kilo gal. Tai va, o dabar planas. Eiti iki parduotuvės. Gal rasiu kalėdų eglę čia, kur bodo yra. Tai pasižiūrėsiu, kaip kalėdų eglė atrodo. Bet abejoju, kad aš ją surasiu, nes tingėsiu toliai. Tai va, šiandienai toks apdeičiuks. Tokias naujienas. Ką, atvariau musėti prie eglutės bodo. Nu, tokia kuklė visai. Nieks nepapuošta apart lempučių, kad pridėta. Tokia kreiva. Lietuvoje biškai gražiau. Šiaip tai pasipuošė jie čia, ką žinau, irgi paprastai. Visur lempučių pilna, bet eglė tai, nu, 4 iš 10. Čia daugiau ką darysi. Galim pasivaikščioti, kažkoks prekybcentris dirbs sekmadienį, net keista. Tai va, tokie reikalai, ką reikia varyti. Nusipirk mandariną, grįžti į kabiną, gulėti iki rytojaus 7 ryto. Tai va, tokia ta 3 diena mano kadencijas. Visiškai nieko gero. Tai va. Labas rytas. Atvariau, išsipyliau kūro. Tokioj va vietoj. Varysim ten, reikės Druskos kalną paimti. Tai žodžiu, ryte pasikroviau šaldytų žuvies, kaip ir sakiau, bus ekspresas. Vary žuvis be stabdžių. Tronheime Shell degalinėj keisiu priekabą su kažkuom. Nežinau tik su kuom. Tai va, toks rytas pas mane. Pakilau į kalniuką. Pakelims buvo toks nieko gera, gerai ką pabarstyta. Sakiau, padarysiu timelapsą, bet aš dar su tom kameram čia nepripratęs elgtis, tai paspaudžiau, kad ne timelapsas būtų, o nuotraukas darytų. Tai žodžiu, timelapsas nesigavo, tai va skirtums koks nuvažiavus nuo degalinės, kur buvau. Čia grubiai, ką žinau, 25-30 kg, ten apačioj buvo +2, dabar turim -12. Atvariau į Stjordalį, pasikeis priekabus. Kas čia liko man iki to parkingą, 2,2 km. Taigi Tronheimo to šelkės, kur buvo planuose pradžią, nedavažiuoju, pritruko gal kokį man 20 minučių, nes dabar liko 5 minutės ir turi 2 kilus. Tai gausis grinai ant priekabų pasikeitimą. Suskambinau su vadyba, pasakiau, kad nespėju, nusinčiau parkingą iki kur davažiuoju, tai vadyba suderina su kito vairuotoju, kad atvažiuotų iki manęs. Nes ir šiaip jis ten buvo biškai nepatogioj vietoj sustojęs, visai man ne po mano pusę būtų reikėjo dar važiuoti iki sekančio nuvažiavimą. Apsisukti, pagrįžti atgal, tai ten iš vis dar dasidėt kokie, nežinau, 5 kilai gal daugiau. Ir viskas, pasikeičiu priekabas, einu įsimiegu, rytoj iš ryto kylu, turiu jau planą, bet apie tą planą papasakosiu rytoj. 4 kadencijos dieną baigęs, pasikeičiau priekabą, pasimiau dabar šitą, tai eisiu dar susifotkinsiu. Nusiųsiu Danam viską,
kokios žalas, kaip padangas ar šaldytuvus reikia. Ir eisime gultis. Rytoj 6 valandą ryto startas. Bus matyt, kur mes čia važiuosim. Tai jo, ką pirmam video jaučiu tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Nelabai aš jums ką parodžiu, bet pirmas blynas, ką padarys, yra koks yra. Tai va, jeigu per šventės ar po švenčių tas video bus, tai linksmų ateinančių arba praėjusių švenčių. Bye.